Sveiki, aš esu Eglė iš Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto. Esu trečiam kurse. Ir mano prisiminimas apie universitetą būtų apverstumo diena studentų atstovybėje, kai studentų atstovybės nariai sugalvojo tiesiog pertraukos metu apversti visus daiktus aukštyn kojom. Ir po to įdomiausia tai buvo reakcija prezidento, kai jis atėjo ir tiesiog pamatė visą netvarką ir vienintelė žodžia buvo, kas apvertėt, tas užsitvarkysit. Tai po to teko tvarkyti. Taigi esu Lukas Šiupšinskas, buvau Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto skulptūros studentas, bakalauro ir magistro studijas čia, taip sakant, mokiausi. Tai yra didelis laiko tarpas mano gyvenime, 6 metai, tai žinoma įvairių prisiminimų ir įvairių dalykų galėčiau papasakoti apie šitą vietą. Ir ką iš studijų metų geriausiai prisimenu, tai 3. kursą, nes tada žmogus ir menininkas pasiekia tam tikrą brandą, pradeda dalyvauti miesto renginiuose, aktyviai reikštis kūrybiniai veikloj. Ir 3. kurse aš čia susipažinau su savo dabartinė ilgametė draugė, stiklo magistrantė Gintarė. Ir kas yra smagiausia, kad pradėję veiklą bendravime tarp šitų sienų, toliau tęsėm ją ir už instituto ribų. Ir kitas labai smagus dalykas, kad po visų šitų studijų metų institutas save pastoviai atnaujina ir nepaleidžia jaunų žmonių tokių kaip aš. Ir šiuo metu šičia darbuojasi, tęsiu savo veiklą ir kadangi pats buvau studentas ir prisimenu, ką reiškia būti studentu, stengiamės rūpintis dabartinę kartą. Aš esu Ringoldas Palubinskas ir studijuoju LSMU. Mano prisiminimus apie universitetą gerai reflektuoja 2 genialių panelių sugalvotos geriausios medicinos mokyklos taisyklės. Bet 3 iš jų dar jums pasakysiu. Pirma taisyklė, kad ir kokių blogų žmonių bebūtum sutikęs gyvenime, geriausia medicinos mokyklai sutiksi blogesnių. Gerai, jeigu jie bent jau tau nedėsto. Kita taisyklė yra, kad kuo aukštesnis tavo pažymys, tuo mažiau sraute turi draugų. Ir dar viena svarbi taisyklė yra, kad reglamentas yra parašytas studentams ir jie jo turi laikytis. Dalis apie dėstytojų pareigas yra parašyta tik šiaip sau. Ačiū. Sveiki, esu Lukas Stumbra, kitų studentų atstovybės socialinių reikalų koordinatorius. Ir aš jums papasakosiu istoriją, kaip praeitų metų kūčių vakarą praleidau šiek tiek kitaip. Iš esmės, mes kaip studentų atstovai pamatėme tokią problemą ir gana liūdną problemą, kad kuo mūsų universitete arba apskritai budėtojai, kurie turi dirbti per tokią gražią šventę, negali būti kartu su šeima, kuo jie yra prastesni. Ir taip mes norėjome jiem bent akimirką, bent 5-7 minutės skirti savo dėmesio ir taip paversti jų kūčių vakarą šiek tiek linksmesnį. Ir iš esmės mes per 20-30 pastatų budėtojų apkeliavę, tai pakėlėme jiem nuotaiką. Aišku, buvo labai įdomių istorijų, nes buvo tokių atvejų, kad patys budėtojai netgi buvo pikti pradžioje, kad jie nežinojo, kokiu tikslu mes atėjome ir jie galvojo, kad mes tiesiog atėjom be idėjos ar į bendrabutį, kai bendrabučiai yra tušti. Ir mes iš esmės keliame problemas ir taip dar net ir trukdome žiūrėti jam televizorių. Buvo tokių atvejų, kad netgi budėtojai norėjo mus išvaryti su šluotomis, gąsdindami ir panašiai. Bet galiausiai, kaip sužinodavo, dėl ko mes tai atvykome pas juos, koks mūsų yra tikslas ir kad mes norime pamatyti jų šypsenas ir tiesiog šiltai pasidėti tas kelias minutes, tai jie iš karto pažiūrėdavo į tai labai gražiai ir buvo iš tikrųjų labai neįkainojama patirtis, kurios metu mes galėjome padaryti gerą kitiems žmonėms. Simanavičius, Vytauto Didžiojo universiteto studentų reikalų tarnybos direktorius. Tokios pareigos, kad ir kaip būtų mokslas ir studijos nepriklausomi dalykai, bet mes kažkur tai materializuojamės. Tai šiuo atveju studento atstovybė, universiteto vadovų ar ne, jinai pati pirma atsirado
penktosiuose rūmuose, penktam aukšte, atsiprašau, pirmosios rūmas penktam aukšte, tai yra Laisvės alėja 53. Ir ten buvo įdomi detalė, kadangi jie įsikūrė penktam aukšte, atsirado laikraštis penktas aukštas pagal vietą. Ir tam penktam aukšte, kurį tai laiko tarpą leido tą leidinį, kopijavo dar, reiškia, senų kopijavimo aparatų ir jį paskui tenai dalino visiems. Tai ta buvo įdomi detalė buvo tame, kad liftas buvo senovinis ir tebėra jis smetoniškas liftas, tai vadinamasis. Ir ten įdomesnis variantas būdavo tada, kada reikėdavo kokį nors neįgalųjį studentą vežti. Tai vieną kartą mes taip juokaudami, tokią akciją turėjo, reiškia, kad pamatytų, ką studentai su negalia patiria. Mūsų vienas studenčiokas, kuris neturėjo negalės, jisai išvažiavo su to vežimėliu, reiškia, rodė, kas ten vyksta ir panašiai. Paskui grįžo jisai ir kadangi liftas yra mažas, tai jisai su to vežimėliu taip ir važiavo ir neturėjo kur atsistoti, jis atsisėdo ant to vežimėliu. Pakilo į penktą aukštą, atsidarė duris, dvi studentės kaip tik iš paskaitų laukė lifto. Na, jisai su tą kėdę bandė išvažiuoti vieną kartą, nepavyko, nes niekad, nepratęs buvo važinėti, dar kartą neišėjo, jau tos studentės irgi čia norėjo padėti. Sakė, palaukit, Taukšė atsistojo iš tos kėdutės vežimėlio, to ištraukė tą vežimėlį, apstulbęs studentės liko taip ir stovėti, kaip jisai su tą išsitraukė, atsisėdo ir toliau nuvažiavo. Tokia viena iš linksmesnių istorijų susijusi būtent su to penkto aukšto pasivažinėjimu ir kaip ją pasigauti. Dar turbūt kokią kitą vieną įdomesnę istoriją papasakosiu tame, kad VDU studentai turbūt to dalyko tikrai, senesnoji kartą atsimena, bet ne visi. VDU turėjo kažkada tai valgyklą. Studentai valgydavo daug skanių patiekalų, kuriuos finansuodavo Amerikos lietuviai, paramą, reiškia, tai valgyklėliai, tam, kad, aišku, ten kažkiek kainuodavo pinigėlį, bet ten milijonas tikrai kainuodavo. Ir ten būdavo įsigelbėjimas tiems studentams, kurie, reiškia, neturėjo labai daug pinigėlių, nes nueidavo tenai, ten gaudavo, kaip sakė, kulšį sriuboje, vištos, tai ten jau būdavo visas mėsingas patiekalas, negi tik tai bulėm būsi gyvas. Tai va, tokia buvo istorija su ta valgyklėlė, paskui ta valgyklėlė užsidarė.